Vis dar galėčiau atlikti operaciją. Mano rankos nedreba, akis geros. Manau, kad mano protas vis dar su manimi. Tačiau tikiu, kad išmintingai pasielgiau, kai būdamas 95 metų palikau kliniką. Pasaulyje yra vietų, kur vidutinė gyvenimo trukmė ilgesnė. Ir yra vietų, kur gyvena labai daug senyvo amžiaus žmonių. Pavyzdžiui, 7-osios dienos adventistai. Jų yra visoje Amerikoje, bet daugiausia Loma Lindoje, Kalifornijoje. Greičiausiai tai susiję su sveikais šimtamečių įpročiais. Jungtinės Amerikos valstijos. Loma Linda ispanų kalba reiškia gražią kalvą. Šis gražus pastatas stovi pačioje kalvos viršūnėje. Nuo jo vejos visas miestas kaip ant delno. Šio namo savininkui jau greit 100-asis gimtadienis. Mano vardas Ellsworthas Oerhemas. Man 99 metai. 99 daktaro Oerhemo metai buvo kupini streso. Antrojo pasaulinio karo metais 30-metis Ellsworthas tarnavo gydytojų Ramiojo vandenyno laivyne. Atominių bombų sprogimai Hirošimoje ir Nagasakyje jį užtiko teritoriniuose Japonijos vandenyse. Tai buvo pirmasis karas jo gyvenime. Dalyvavau antrajame pasaulinėme kare, todėl buvau užverbuotas į Vietnamą. Tai operacijos Vietname nuotrauka. Paskutiniais karo metais operavome civilinėje ligoninėje. Taikos metu būsimasis ilgaamžis buvo visiškai pasinėręs į savo darbą. Per metus jis atlikdavo iki 200 operacijų. Ellswortho specializacija – kardiochirurgas. Šiai profesijai būdinga nuolatinė psichologinė perkrova. Daktaras Oerhemas rimtai sirgo tik kartą, būdamas jaunas, tuberkulioze. Jo organizmas su sunkia liga susidorojo be vaistų pagalbos. Vėliau joks negalavimas nesutrukdė jam pasiekti fantastiško ilgamžiškumo. Iki pat 95 metų Ellsworthas dar talkino operacijose. Vis dar galėčiau atlikti operaciją. Mano rankos nedreba, akis geros. Manau, kad mano protas vis dar su manimi. Tačiau tikiu, kad išmintingai pasielgiau, kai būdamas 95 metų palikau kliniką. Remdamasi savo patirtimi, ilgaamžis vyras atrado keletą taisyklių, kurios jam asmeniškai padėjo susidoroti su emocinė įtampa. Pirmoji iš jų – rasti mėgstamą darbą. Antroji – daugiau ilsėtis. Mano profesija išmokė mane greitai užmigti. Galiu išeiti, atsigulti ir užmigti. Tarkime per 15 minučių. Tiesiog dabar. Žinoma, reikia atsižvelgti ir kitus veiksnius. Pavyzdžiui, geros fizinės formos palaikymą ir sveiką požiūrį gyvenimą. Negaištu laiko nerimaudamas dėl dalykų, kurių negaliu pakeisti. Apie tai net negalvoju. Tiesiog neskiriu šiai temai dėmesio. Dar viena svarbi 99 metų vyro Ellswortho Oerhemo taisyklė – stipri šeima. 2013 metais Oerhemų pora atšventė 63 metų bendro gyvenimo sukaktį. Pora turi 5 vaikus, 8 anūkus ir 3 proanūkius. Esu realistas. Moteris 9 kartus daugiau nei vyrai sulaukia 100 metų. Taigi, kai sutinki 100-metį vyrą, tai gana neįprasta. Tikrai nenorėčiau gyventi ilgiau, nei turėsiu tam jėgų. Pragyvenau gerą gyvenimą, kuris teikia man malonumą. Turėjau gerą profesiją, mėgau dirbti savo darbą. Džiaugiausi savo šeima. Taigi, esu pasirengęs išeiti. Suprantate, ką turiu omenyje? Mūsų mokslinė kelionė eina į pabaigą.
Harvardo profesorius Vadimas Gladiševas, perskridęs visą Ameriką ir pabendravęs su mokslininkais iš Bostono, Loma Lindos ir San Francisco, yra pasiruošęs apibendrinti savo pažintį su ilgaamžiais. Be jokios abejonės, norint gyventi ilgiau, reikia gero paveldimumo, tėvų genų, bet taip pat ir sėkmės, neturėti smarkių pažeidimų. Tačiau likimą galima keisti, galima gyventi ilgiau. Reikia būti fiziškai aktyviam, palaikyti socialinius ryšius, laikytis dietos ir turėti užsiėmimą visam gyvenimui, tokį, kuris tiesiog traukia ilgaamžiškumą. Ekspertas padarė savo išvadas. Projektas 100-mečio gyvenimo taisyklės tęsė ilgaamžiškumo recepto paieškas.